Televizijos dienoraščio Misis Lietuva dalyvių laukia bene sunkiausias išbandymas. Šuolis nuo 8 metrų aukštyje pušyje įtvirtintos aikštelės žemyn. Moterys neprivalo, bet turi puikią progą nugalėti savo baimės, įgyti daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, kad Misis Lietuva titulo link galėtų žengti dar drąsiau. Jeigu aš ten ilgiau pastovėsiu, tai jau tikrai nesugebėsiu užlipti, o truputį norėsiu išmėginti save. Noras įrodyti, jog yra viena drąsiausių. 34 kirpėjai iš Kauno privertė sliuogti pušimi, tarsi tai darytų kasdien. Na, o kol visos dalyvės sulaikiusios kvapą stebi, ar pavyks Vitai Domarkienei užkopti į pušies viršūnę, trumpam užsukime į jos namus. Ko pasimokyti galima būtų iš jos, tai turbūt stiprybės, nes kaip moteris tai labai stipri. Iš tikrųjų, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Noras visokiojopai išbandyti save į Misis Lietuva projektą atvedė ir karingąją Kseną, Sonatą Ustinavičienę. Visą projektą skalbis sumaltas. Fatališką įvaizdį pamėgusi darželio auklėtoja juokauja, kad dėl žinomumo gali padaryti kone viską. Aš visą laiką jaučiausi graži, tarkim, kaip moteris, bet dažnai jausdavausi neįvertinta. Ir visą laiką norėjau sudalyvauti tokiam šou. Jei patinka scena, patinka eiti viešumą, dėl to nieko aš neprieštarauju. Kuklaus vyro palaikymą užsigarantavo ir paskutinė pirmojo 14-tuko dalyvė Irina Komotskaja. Atrankoje sušokusi viliotinį prieš komisiją, visaginietė yra profesionali pilvo šokėja. Ji teigia, kad kausis iki paskutiniųjų. Man šitas projektas labai svarbus, todėl kad jis toks ypatingas mano gyvenime. Esu labai laiminga ir didžiuojasi savimi ir pasistengsiu padaryti viską, ką galėsiu. Na kaip vyrai, karšta? Nežinau kaip pas jūs, bet čia nors ir šaltukas spaudžia ir pusnys aplinkui moterys nuoširdžiai išprakaitavusios. Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai pabijočiau, ar verta likti tokią pušį. Iš tikrųjų labai bijau aukščio, bet pabandžiau ir pavyko. Buvo sunku ant pačio galo išlaikyti lygsvarą, o tas, kada jau tu krenti, man baisiausiai buvo kristi. Dauguma moterų prisipažino, jeigu ne šis realybės šou, jei ne kova dėl Misis Lietuva titulo, jeigu viso to nefiksuotų filmavimo kameros, jos galbūt niekada nebūtų sau metusios tokio iššūkio. Dėl tos pačios priežasties, didžiausia savo baimę, aukščio fobiją, ryžosi nugalėti ir Žaneta. Nelipsiu daugiau, viskas, ačiū. Negaliu ir nenoriu. Įsiveržusios emocijos, ašaros, paguodos žodžiai ir didelis aplinkinių palaikymas. Moterys tarpusavį pradėjo šnabždėtis, kad visa tai tik Žanetos spektaklis siekiant populiarumo. Jeigu sykį jau čia atėjo, buvo perspėtas, kad čia yra realybės šou, tai nėra pasivaikščiojimas podiumu pirmyn atgal, apsisukti, fiksuoti ir taip toliau. O tai bus kažkokios užduotis, kažkokie išbandymai. Ką žinau, buvo pasakyta, nemanau, kad čia naujiena. Manau, kad daug kas nepatikėjo, kad tai yra tikra. Ir aš tikrai nesiruošiu niekam tai įrodinėti. Konkurencija tarp moterų išaugo kone per akimirką. Žaneta ne vienintelė sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai kurios dalyvės be jokių skrupulų garsiai įvardina moterį, kuri, jų nuomonė, neturi teisės net dalyvauti šiame projekte. Tai kalba būtų, aš pasakysiu tiesiai, konkrečiai apie Aušrą. Iš išorės atrodo, kad kažkaip sunku suvokti, užsidedant tą žmogų karūną, bet o ką gali žinoti, gal dar atsiskleis? Sakau, gėda daro mums viso. Konkurencija turi būti ir aš ją jaučiu, nes konkurentė esu tik prieš patį savo, aplinkui kitų net nematau. Aš manau, jinai pati žino, ką jinai pasako ir kaip jinai elgesi neadekvačiai. Ir iš tikrųjų tas nedera moteriai, juolab dalyvaujant tokiam projekte kaip Misis Lietuva. Jeigu apie tave kalba, tai vadinasi dar gyveni. Yra blogiau, kai apie tavęs nekalba ir aš netgi labiau nepavydžiu tom merginom, kurios yra tylenės ir kurios net neužkliūna niekam. Aš manau, kad reikia būti matomai. Nuo pat pradžių sparčiai auganti įtampa žada stiprią kovą. Su kiekvienu šuoliu pirmyn jos jaučiasi pranašesnės už savo varžoves. Kaukės nuo dalyvių veidų panašu netruks nukristi. Norėtųsi, kad sunkiom akimirkom jos prisimintų tą pušį, kad viskas įveikiam.
Ir čia būtų motivacija jiem eiti toliau. Apšerkšnyja mūsų žiemos, balta kurdarais. Ilgas pasakas brangiesi seka ponios vakarais. Apie klaidžio sniego pūgą, askių mėlynas akis, apie tvirtą rogių šniūrą ir jų įveiktas pušis. Netikėtų užduočių ir išbandymų vis daugės. Kaip sakoma, kuo gilyn į mišką, tuo riebesni partizanai, tuo įdomesnės užduotys. Jų kelionė titulo link tik prasideda. Beje, artimiau susipažinti su dalyvėmis galite tinklaraštyje misislietuva.lrytas.lt. O eteryje pasimatysime lygiai po savaitės, likite su Lietuvos ryto televizija. Ate! Kitoje laidoje matysite. O, net aš žodis, baisu. Išeikite. Aistros, temperamento, aistra, daugiau. Labai sugadintos yra, iš tikrųjų. Matosi, labai daug skausmų buvo. Mrs. Kerėpla, tai sakiau, aš nugalėsiu. O jų rūbai labai keistos rūbai. Tokia suknelė, labai graži, labai elegantiška. Šitą daiktą. Išmesti? Ne, nereikia jo mest. Dėl to, kad aš išmesiu. Nu, man tai patinka. Gal aš mintise striptizo šokėja, net nežinau. Ne. Deja, turiu pasakyti vardą tos, kuri palieka mūsų šou. Jausmas yra klaikus. Net negalvau, kad tokia gali būti įtampa ir tokia baimė.